Sveikiname susirinkus į pirmą kartą Kuršėnuose organizuojamus Kuršėnų jaunimo apdovanojimus. Organizacijai, kilusiai iš Kuršėnų jauniems žmonėms užaugusiems Kuršėnuose labai svarbu prisidėti prie Kuršėnų ir ugdyti jaunus kuršėniškius. Taip ir sugalvojome pradėti Kuršėnų jaunimo apdovanojimų projektą. Šios premijos laimėtojas gaus ne tik šią gražią statulėlę, bet ir 1000 litų premiją. Audringais aplodismentais kviečiame Moniką Paškevičiūtę. Taip pat į sceną kviečiame ir Aistę Jakelaitytę bei Gedimino Jonuškį, kurie tikrai nusipelnė mūsų padėkos. O paskatinamoji premija buvo paskirta Kristinai Pinskienei. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad yra tokie apdovanojimai, kad yra tokių jaunų žmonių aktyvų, kad savanoriškai turim užsiema. Ir iš tikrųjų tikriausiai Kuršėnuose kaip tokia mažam miestelį labai daug aktyvių jaunų žmonių. Ir mes tikriausiai laimingai visi turėtume būti, kad iš esam. Tai ačiū labai. Kuršėnų jaunimo apdovanojimai. Labai gražus čia logotipas, viskas gražu. Paskatinamoji premija už verslo sukūrimą ir plėtojimą Kuršėnuose Vismantui Anglickui. Gal paskatins ne tik tave ir aš kaip sakau, neagituoju, bet jūs galvokit, kad tai yra labai gerai. Ką galiu pasakyti, kad ačiū, kad pastebėjot. Nėra iš tikrųjų taip paprasta tą verslą įkurti Kuršėnuose, kaip ir pasakoju. Nesakyk, ar... Bet yra verta dirbti ir aš kaip keramikos, sakykime, srities atstovas norėčiau savo premiją perleisti vaikams su negalia, kurie dirba su keramika, tai skirti jiem žaliavų už tą sumą. Na, aš tikiuosi, Tačiau džiaugiamės, kad yra daug jaunų žmonių, kurie savo veikla ir darbais prisideda prie pozityvaus Kuršėnų įvaizdžio formavimo. Šioje nominacijoje netrūko pasiūlymų ir vyko gana didelė atranka. Kas bus nominuoti kaip kandidatai tapti laureatais? Už Kuršėnų vardo garsinimą kviečiu ateiti pasiimti nugalėtoją Eimantę Lelikaitę. Labai ačiū. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šitaip sugebėjau vertinti daugiametį darbą. Darbas ne vien mano, ir trenerių, ir žmonių, kurie ateina, treniruojasi. Iš tikrųjų, šiek tiek nustebus. Netikrinau, nežiūrėjau, kaip ten kas balsavo. Tai labai maloniai nustebinta. Ačiū visiems dar kartą labai. Taip, Sigimantas Žentelis, samba, atliks birbynininkų kvartetas, mokytojas Eimantas Aužbikavičius, akomponuos Donvina Savickienė. Šių metų Kuršėnų jaunimo apdovanojimai baigėsi. Mes labai tikimės, kad galėsime šį projektą pratęsti ir kitais metais, todėl skatiname visus jaunus žmonės vykdyti savanorišką veiklą, būti pilietiškais, kurti verslą, pridėtinę vertę ir mokėti mokesčius, bei savo veiklą prisidėti prie pozityvaus Kuršėnų įvaizdžio kūrimo. O visus galinčius kviečiame prisidėti prie premijos fondo kaupimo, pervedant lėšas į Kūrybinės raiškos centro sąskaitą, nurodant, kad šios lėšos yra skirtos Kuršėnų jaunimo apdovanojimams arba skiriant 2% savo sumokėto pajamų mokesčio Kūrybinės raiškos centrui.